Na, tikrai kiekvienas iš mūsų pasvajojam, pamastom apie finansinę laisvę, ką mes galėtumėm daryti su tuo laiku ir su tais resursais. Iš tikrųjų, asmeniškai savo kelionę, pradėjau šeimoje, kuri nebuvo susijusi su verslu, su investicijom. Gimiau inžinierio ir tekstilininkės, menininkės šeimoje. Mama mano yra tekstilininkė, menininkė žinoma, o tėvas buvo inžinierius. Na ir žinoma, pasakau, turbūt tėvų įtaka, galbūt mamos įtaka į menus. Baigiau gimnaziją, baigiau institutą, Kauno dailės akademija, tuo metu buvo Vilniaus institutas, paskui susijungė su Vilniaus akademija. Baigiau su pagyrimais, iš tikrųjų labai sėkmingai, tačiau gyvenimas, užnešė į kitus kraštus, tai turėjau išvykti iš Lietuvos, nes norėjau pažinti kitas šalis. Gyvenau Londone, gyvenau Dubline, ten turėjau statybų veiklą. 10 metų tai prabėgo, tada grįžau į Lietuvą, turėjau verslą susijusiu su viešu maitinimu. Na ir visi šie verslai mane daug ko pamokė, tačiau finansinės laisvės taip aš ir nepatyriau. Patyriau pajamas, geras pajamas, tačiau jos nebuvo tokios stabilios, kokių norėtųsi ieškant tos finansinės laisvės ir patiriant ją. Taigi, nusprendžiau tiesiog pasinerti į sveikatą, pasigilinti į žmogaus metafiziką, nėriau į kinų tradicinę mediciną, į veidoskaitą, į feng shui, į astrologiją, į alternatyvią mediciną ir taip, bėgo metai. Tačiau nusprendžiau, kad vis tiek aš noriu tos finansinės laisvės, nes kažkada skaičiau knygą, reiškiasi Napoleono Hilo knygą, Turtingiausias Babilono žmogus, berods jinai vadinasi, ir nuo to laiko mane užvaldė tas noras patirti tą finansinę laisvę. Na ir pradėjau kitaip šį kartą kurti verslą ir būtent apie tai noriu su jumis ir pasidalinti. Taigi, pirmiausiai patyrinėkime veiklą apskritai, žmogaus, mūsų egzistencinę veiklą. Vis tiek mes turim kažką daryti gyvenime, taip, norim ar nenorim. Ir, taip pat, kaip ir minėjau, užsiimu ir saviugdą žmonių, ir žmonės dažnai ateina pas mane dėl sveikatos klausimų, savirealizacijos, santykių. Na ir teko išdirbti sistemą, kaip vesti žmonės savirealizacijos keliu, kaip atskleisti jų gebėjimus. Ir, tyrinėjau statistiką, tyrinėjau, kaip žmonės gyvena, ką jie veikia, ką jie daro. Na ir supratau, kad tik tai 13% žmonių mėgsta tai, ką veikia iš tikrųjų, kas yra iš tikrųjų labai nedaug. 24% netgi nekenčia savo veiklos ir 63% žmonių gali savo veiklą tik pakęsti. Taigi mūsų gyvenimo laikas sudaro 56% darbas, 35% buitis ir 9% laisvalaikis. Taigi tikslas būtų paversti tuos 56% mylimą veiklą. Tačiau jeigu mes parduodame laiką už pinigus, tai mes jo niekada neturėsime. Ir netgi parduodant laiką už pinigus, tai yra dirbant samdomam darbe, kaip matot Lietuvos statistiką, vidutinis darbo užmokestis tikrai jisai nėra pakankamas, sakykime, jeigu kalbant apie vyrą, tarkim, ir norint, kad iš šių pinigų išlaikyti šeimą, vaiką, tikrai to nepakanka. Aš manau, kad turėtų būti kokie 4000 eurų per mėnesį, tai tikrai tai jau išlaisvina, sakykime, daug laiko. Jeigu tai yra pasyvios pajamos, taip, jeigu mums reikia pastoviai uždirbti tos pinigus, tai jeigu mes kol dirbam, tol dirbam, tai tas pats įvyko su manim, kuomet aš ilgus metus dirbau kaip alternatyvios medicinos specialistas, kinų tradicinės medicinos specialistas, konsultuoju,
darau terapijas įvairias ir, na, kol tu dirbi, tol tu gauni pinigus. Kai tu nedirbi, išvažiuoji atostogauti ar, na, nori mokytis, pavyzdžiui, tu negauni tų pajamų. Patyrinėkime Amerikos rinką, kur tikrai yra galimybių šalis, kaip mes sakom, taigi tik 11% amerikiečių teigia jie esantis finansiškai laisvi. Tačiau realybė yra 5%. Taigi tik tais 25% amerikiečių šiai dienai yra ekonomiškai saugus. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad finansinė laisvė neatsiranda atsitiktinai, vietoj to, norėdami prisijungti prie tų 5%, turime veikti sąmoningai ir nuosekliai. Taigi patyrinėkime tas galimybės, kurias duoda verslas. Taip, kad mes gautumėm tą finansinę laisvę, tai verslas, sakykime, arba investicijos, tai yra geras kelias, tačiau ne visi verslai, jie padeda mums išsilaisvinti. Na, mano pavyzdys ir daugeliu mano kolegų pavyzdys, dažnai mes, kai susikuriam verslą, mes susikuriam tiesiog papildomą užsiėmimą, savai įsidarbinam ir to laisvo laiko ir tos finansinės laisvės ne visada mes pasiekėm. Taigi, ką reikėtų patyrinėti renkantis verslą? Tai vadinasi rinkos dydis, unikalus produktas arba paslauga, įmonė, kokie jos rodikliai, na ir ar yra sistema. Ar yra sistema, nes jeigu nėra sistemos, tada labai sunku vystyti veiklą ar verslą. Na, kaip teigia Paul Zain-Pilzer, kad numeris 1 ateities verslas tai yra rasti rimtą problemą, kuri įtakoja daugelį žmonių, rasti efektyvų ir nebrangų sprendimą, būti priekyje konkurencinės kovos. Na, patyrinėkime maisto sritį. Nes žmogus valgo kiekvieną dieną. Kiekvieną mielą dieną jisai kelis kartus valgo. Ir kaip matote, yra problema su maistu. Žmonės suvalgo labai daug perdirbto maisto. Ir Lietuva jau vejasi ir Jungtinė karalystė, ir Amerika pagal suvartojamą perdirbtą maistą. Žinoma, jį tiekia įvairios kompanijos ir iš tikrųjų, kas vyksta, tai vyksta nuodijimas žmonių per maistą ir mes ilgainiui susirgam, žmonės serga, paskui moka pinigus už ligas ir, na, toks užburtas ratas vyksta. Taigi yra problema. Yra problema su dirvožemiu, nes mes negaunam pakankamai maistinių medžiagų, nes dirvožemis yra išsekęs. Taigi pagal Bionutrient instituto duomenis, kaip matote, 18-20 metų studijas, vaisiuose, daržovėse, uogose nebeliko labai svarbių maistinių medžiagų ir mums reikia suvalgyti vis daugiau, gauname automatiškai daugiau kalorijų, na ir kas gali tiek suvalgyti maisto per dieną. Taigi, netinkama mityba yra pasaulinė ankstyvos mirties priežastis. Tai yra rimta problema, kurią išsprendus, manau, mes galėtumėm susikurti tvarias pajamas ir vykdyti labai gerą veiklą, prasmingą veiklą, nes iš tikrųjų aš kiekvieną dieną susiduriu su žmonėm, kurie turi įvairias ligas, sveikatos problemas, na ir norisi jiems padėti. Ir aš anksčiau duodavau įvairias kvėpavimo praktikas, meditacijas, darydavau terapijas jiems ir tebedarau, tačiau, na, pas mane žmogus ateina kartą per savaitę, aš jam duodu praktikas, jis geriausių atveju padaro jas ryte, vakare, tačiau valgo jis kiekvieną dieną, kiekvieną mielą dieną, ryte, per pietus ir vakare dažnai, užkandžiauja. Taigi, iš visos tos problemos mes turim didžiausią problemą su mityba, tai uždegiminės medžiagas mūsų maiste. Ir kaip matote, lėtinis uždegimas prasideda. Lėtinis uždegimas, kuris, na, veda prie įvairių labai sudėtingų ligų, kaip diabetas, onkologija, širdies kraujagyslių ligos, astma, sąnarių ligos, autoimuninės ligos, neurologinės ligos. Ir
Pačios didžiausios problemos tai yra perdirbtas maistas, riebalų rūgščių omega 6, omega 3 disbalansas, žarnyno veiklos sutrikimai, oksidavimosi procesai, per mažai arba labai nedidelis labai aktyvumas ir stresas. Taip pat B tipo badavimas, tai reiškia trūkumas tų veikliųjų medžiagų maiste. Na, sprendimas būtų Viduržemio jūros dieta. Pavyzdžiui, žmonės, kurie gyvena, Okinavoj, jie gali sau leisti ir, toj vietoj lengvai pasiekiama yra Viduržemio jūros dieta, nes yra sezoniškumas tam tikras, mes galim gauti, keletą derlių ir vaisių ir daržovių. Pavyzdžiui, Lietuvoje, paskutinį brokolį mes suvalgėm daugmaž ties Kalėdomis ir dabar pirmas brokolis bus kažkur birželio mėnesį Lietuvoje užaugęs. Taip pat skaidulų, nepakankamai mes suvalgom ir jūros produktų, šviežių žinoma. Taigi, ne visur mes galime praktikuoti Viduržemio jūros dietą, jeigu negyvename tam regione. Taigi, aš kviečiu susipažinti su kompanijos Zinzino sprendimais, kurie mums šiai dienai gali padėti. Esame pasaulinės sveikatos ir sveikatingumo kompanija iš Skandinavijos, įkurta 2005 metais Orion ir Hilde Zeller. Turim tvirtą finansinį pagrindą, daugelių vietinių tiesioginių pardavimo asociacijų narys Zinzino yra ir tiekiam savo produkciją į 100 šalių. Taip pat Zinzino yra Nasdaq akcijų biržoje, galima tapti akcininku Zinzino ir yra ilgametis nuolatinis augimas. Kiekvienais metais Zinzino kompanija puikiai auga, taigi kaip mums tai pavyksta? Mūsų tikslas, kad tyrimais pagrįsta mityba taptų pasaulinė tendencija. Pagalvokim, 500 milijonų žmonių vartoja omega 3 papildus. 1 milijardas papildų su vitaminais, 1,5 milijardo taiko įvairias dietas. Taigi tai yra esama rinka ir dauguma tų žmonių nori žinoti, ar jų vartojami papildai daro įtaką jų organizmui. Taigi mes jau būsime ištyrę daugiau nei 1,5 milijono žmonių ir 97% ištirtųjų turi disbalansą. Tai aš kalbu apie riebalų rūgščių tyrimą. Kodėl taip yra? Todėl, kad anksčiau mes valgėme natūralų maistą. Šiai dienai, kaip ir matėme pradžioje, žmonės daug suvalgo perdirbto maisto. Ir, mes gauname labai daug omega 6 riebalų rūgščių. Jeigu mums reikėtų jų apie 3 gramus per dieną, omega 6, omega 3 ir tų, nes jos yra nepakeičiamos, tai reiškia, mūsų organizmas jų negamina, mes tik tai su maistu jas galime gauti. Tačiau šiai dienai omega 6 mes gauname 10 ir daugiau gramų per dieną. Tai yra didžiuliai kiekiai. Ir, kaip ir omega 3 oksiduojasi, tai yra kita didžiulė problema, todėl neveikia štai tie papildai omega 3, kaip matėte, nors 500 milijonų žmonių naudoja omega 3, bet jos neįsisavina. Ir oksidacijos procesas kenkia įsisavinimui, tačiau oksiduojasi ir omega 6 riebalų rūgštis ir organizme susiformuoja labai neigiami junginiai ir tai korumpuoja mūsų viso organizmo funkcijas. Smegenys, plaukai silpnesni, širdies funkcijos prastesnės, odos elastingumas prastas, susilpnėja organų funkcija, sąnarių ir raumenų skausmai prasideda. Taigi, mūsų ląstelė, jinai turi kvėpuoti. Maistinės medžiagos turi įeiti per membraną, toksinai turi išeiti per membraną. Energija gaminasi mitochondrijai. Tokiu būdu iš deguonies ir iš maisto mes iš gliukozės gaunam energiją. Ir visos ląstelės turi riebalų rūgščių membranėlę. Taigi,
jeigu mes norime, kad tos ląstelės metabolizmas vyktų sklandžiai, omega 6, omega 3 santykis turėtų būti 3 prie 1. Taigi mes turėtumėm eiti prie tokios, ląstelės, kuri puikiai įsisavina maistinės medžiagas ir puikiai apsivalo. Kas man labai patinka dėl Zinzino kompanijos, tai kad tai yra mokslo ir verslo sintezė ir mes turime puikius mokslininkus, gauname iš jų labai geras žinias, galime progresuoti, mokintis ir, pavyzdžiui, daktaras Polas Kleitonas atvažiuoja šį mėnesį į Lietuvą, bus ir Vilniuje, ir Kaune, ir mes skleidžiam tą žinią, skleidžiam Lietuvoje ir visam pasaulyje apie maistinės medžiagas ir apie galimybę susibalansuoti. Taigi tyrimus atliekam, kraujo tyrimus mes perkam pagal sutartį iš Vitas laboratorijos, turime šiai dienai eritrocitų membranos riebalų rūgščių kraujo tyrimą, kuris ištiria 11 riebalų rūgščių, omega 6, omega 3 balansą, vitamino D tyrimą, glikoto hemoglobino tyrimą, tai yra toks antro tipo diabeto prevencinis tyrimas. Pats taip pat dariausi tyrimą, kai tik pradėjau užsiimti šią veiklą. Šiuos tyrimus aš naudoju savo veikloje, savo pacientam ir klientam. Neblizgėjo mano paties tyrimas, taigi ėmiausi praktikos, kad susibalansuoti. Ir, kaip ir minėjau, jau yra 1,5 milijono atliktų tyrimų ir pasaulis yra toli gražu nebalanse. Ir, kaip mes galime išspręsti šią problemą. Taigi, sprendimas yra sveikatos protokolas. Šiai dienai žmonės, kurie negali praktikuoti Viduržemio jūros dietos, ją gali gauti veikliųjų medžiagų pavidale. Tai yra balansinis aliejus, kur yra gerosios omegos, vitaminas D, antioksidantai, kurie padeda išlikti omega 3 veikliai ir nesioksidavusiai. Ir taip mes galim sukelti omega 3 indeksą ir subalansuoti omega 6, omega 3 balansą. Taip pat Zinabiotik produktas, su kuriuo mes galime sutvarkyti žarnyno balansą, mikroelementų, fitonutrientų mišinys labai unikalus. Mes gauname pagrindinės maistinės medžiagas. Ir šafranas šiai dienai, kam reikia susitvarkyti miegą ar paleisti stresą. Taigi, šios 3 pagrindinės medžiagos, jos atstoja Viduržemio jūros dietą arba priešuždegiminę mitybą ir mes taip galime padėti, praktiškai kiekvienai šeimai ant stalo šitas medžiagas. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, jeigu mes norėtumėm jiem duoti po žuvį į dieną, tai būtų galbūt net ir neįmanoma ir tiek nesuvalgytų turbūt. O veiklių medžiagų kiekį mes galime laisvai suvartoti ir negauname kalorijų papildomų ir esame balanse. Visos medžiagos yra 100% natūralios, taigi pats pasiekiau balansą ir jau turbūt virš kelių šimtų tyrimų esu padaręs savo klientam, pacientam, turiu daug labai sėkmės istorijų ir tai labai puikiai integruojasi su mano darbu. Šie produktai turi visus įmanomus kokybės garantus, sportininkai mėgsta šią produkciją ir kaipgi dabar tapti tuo Zinzino partneriu ir pagelbėti žmonėm ir integruotis į šią veiklą, jeigu mes iš tikrųjų norim padėti žmonėm ir padedant žmonėm susikurti savo gerovę. Taigi įsivaizduokime, 97% pasaulio žmonių patiria deficitą. Nepriklausoma laboratorija patvirtinta tai klinikinių kraujo tyrimų ir 97% žmonių reikalingas sprendimas dabar pat. Ir jūs galite šį sprendimą pasiūlyti jiems. Taigi pradėkime kurti savo verslą ir spręsti šią problemą. Kaip galima pradėti verslą? Zinzino kompanija siūlo įsigyti rinkinius, partnerių rinkinius. Klientai neturi tokios galimybės gauti tokią nuolaidą. Galima startuoti su mažu, vidutiniu, dideliu rinkiniu ir renkantis didelį rinkinį mes 120 dienų gauname, galima sakyti, tokias kaip dvigubas pajamas, dvigubėja mūsų galimybės. Ir dar ką duoda Zinzino kompanija, tai
ta suma 1159 už didelį rinkinį, kur yra daug tyrimų, daug produkcijos, duoda galimybę atsimti tuos pinigus po metų, pakvietus į tapti klientais ir nusipirkti 25 Premier rinkinius. Taigi irgi puikia galimybė, tai galima sakyti, ta investicija kaip depozitas, mes ją atsimam. Na ir ką gaunam, taip pat mes gauname nemokamą produktą, gaunam kas 4 mėnesius tyrimą, turime tokią GoCore programėlę, kur yra įvairūs mokymai partneriams. Taip pat klientai gali gauti produktus nemokamai. Ir mes kaip partneriai, tapdami pas save kaip klientai, galime taip pat gauti neribotą kiekį produktų nemokamai. Tai yra papildoma vertė. Kas mėgsta keliones, gali koncentruotis į visas galimybės gauti įvairias keliones. Taip pat dar apie tai pakalbėsime, tačiau komisinių planas Zinzino kompanijoje susideda iš kelių sluoksnių. Tai vienas sluoksnis tai yra mes tiesiogiai pardavinėjame pagal afiliaciją produktus klientam ir gaunam nuo 10 iki 30% priklausomai nuo klientų kiekio. Ir taip pat mes galime kurti komandą ir gauti pajamas nuo komandos darbo. Tai priklausys, kaip mes apmokome savo komandą, vedam ją, rodom pavyzdį. Iš esmės mes dirbame čia svertinių pardavimų srityje, taigi mes balansuojame tarp tiesioginių pardavimų pagal afiliaciją ir komandinių pajamų. Yra daug įvairių kompensaciniam plane bonusų, kuriuos mes gauname ir su naujų partnerių mes juos aptariam ir išmokstam pasiimti visą naudą. Pirmas etapas tai darbas su klientais, jis yra atskirtas nuo partnerystės, taigi pas mus yra klientai ir partneriai. Taigi tiesioginių pardavimų būdu mes stengiamės susirasti klientus netgi 100 šalių su ta pačia registracija. Turime svetainę, kuri, priklausomai kokioj šalyje atsidaro svetainės adresą su mūsų affiliate numeriuku. Tai paverčia automatiškai to šalies valiutą, to šalies kalba atsidaro svetainė ir klientas gali nusipirkti produktus ir mes gausime komisinius. Taip pat mes galime turėti klientų karjeros planą. Priklausomai nuo klientų kiekio mes gauname pastovės išmokas ir procentą. Štai jau turint 25 produktų vienetus mes jau gauname 20% ir 100 eurų premiją mėnesinę plus 100 eurų mes galime gauti produktais. Įsijungia tokie labai geros kvalifikacijos, kreditų dvigubėjimas už pirminius pirkimus, už antrinius pirkimus. Viskas yra skaičiuojama kreditais, nes tai yra tarptautinė sistema ir dėl valiutų skirtumo produktai yra vertinti kreditais, kad būtų lengviau apskaičiuoti rezultatą. Taigi įsijungia toks savotiškas dvigubėjimas rezultato. Kuomet mes pasiekėm 50 klientų produktų, tuomet mes jau gavom 25% už pradinius pirkimus, 200 eurų per mėnesį. Top Team mano tikslas buvo kuo greičiau pasiekti šį titulą, nes mes jau gauname 30% nuo pardavimų ir 400 mėnesinę premiją plus 100 eurų produktais ir atsidaro toksai fondas 10 000, kurį išmoko per kelis metus po 400 eurų per mėnesį. Ir toliau mes galime gauti keliones ir papildomas mėnesinės premijas už klientų kiekį. Tačiau šio verslo esmė yra duplikacija ir svertiniai pardavimai. Tai vadinasi, mes formuodami komandą galime pasiekti sinerginį rezultatą, susiradę draugus, partnerius, kurie taip pat norėtų plėsti šį verslą ir duplikuoti rezultatą. Tokiu būdu mes pasiekėm didžiulės pajamas iš tikrųjų ir tom pajamom nėra lubų, tai vadinasi, mes galime turėti neribotą pajamų kiekį priklausomai nuo mūsų organizacijos dydžio. Tai reiškia, kaip matote, yra tam tikri etapai
ir tuose etapuose mes pasiekėm tam tikrą klientų ir kreditų kiekį ir pavyzdžiui, štai Diamond titulas, tai mėnesinės pajamos yra 4000 eurų ir tam reikia turėti 12 000 kreditų per mėnesį suprekiauti, taip, ir, reiškia, turi būti pakankamas klientų kiekis, tai 1500 klientų subalansuotų produktų. Taigi, tokiu būdu, jeigu mes palaikome vartojimą, o Zinzino turi prenumeratos principą, taigi klientai, jeigu jie tampa klientais, tai jie tampa pusmečių ir ilgiau klientais ir taip susiformuoja pastovus vartojimas. Jūs čia uždirbate ne tik pinigus, gaunate ne tik finansinę laisvę, bet esate vertinamas ar vertinama komandos narė ar narys ir tokiu būdu susikuriat bendruomenę, su kuria praleidžiat nemažai laiko. Mes gauname įvairius bonusus, telefono bonusą, automobilio bonusą, taip pat galime laimėti keliones už savo darbą, už kurį gauname atlygį, taip pat gauname ir galimybę keliauti. Na ir taip pat mokymai. Man asmeniškai tai turbūt labiausiai patinka šita veikla dėl to, kad mes gauname labai puikius mokymus, galime bendrauti su lyderiais, kurie savo darbu yra susikūrę gerbuvį ir gauti coachingą praktiškai kartu su verslo vystymu. Mes gauname ir labai stiprius mokymus tiek kompanijos lygmenyje, tiek individualiai iš savo mentorių. Taigi, kaip ir minėjau, yra labai nuostabios kelionės į įvairias egzotinės šalis, kur vyksta ir poilsio, mes gauname ir mokymų. Taip pat yra kassavaitiniai mokymai, Zoom pranešimai, pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį. Kas ketvirtį darome gyvus renginius, kur atvyksta ir oficialūs asmenys iš Zinzino kompanijos, mokslininkai. Na ir prisiminkime mano verslo kriterijus. Taigi mes, ta prasme, galime įeiti į esamą rinką, kaip pradžioje minėjau, jau esamą rinką, kuri nori pamatuoti savo mitybą, ar įsisavina tai, kai jie valgo, tos papildus, kuriuos naudoja. Taip pat mes turime unikalų produktą ir paslaugą. Ir įmonė yra labai stabili ir mes turime sistemą. Sistemą, kuri apskaičiuos mūsų rezultatus ir mes garantuotai gausime savo pajamas, savo pelną. Na ir prisiminkime, ką sakė verslo guru. Taigi, 27 procentai žmonių turi problemą. 97 procentai, įsivaizduokit, turi problemą. Mes ją galime įspręsti per 120 dienų su balanso koncepcija, kurią mes turime ir galim pamatuoti tyrimų prieš ir tyrimų po 4 mėnesių. Na, ir 95 procentai mes duodam garantiją praktiškai, kad per 120 dienų mes subalansuosime riebalų rūgščių balansą žmogui. Na ir tai kainuoja 41 euras per mėnesį, jeigu mes kalbame apie balansinį aliejų. Tai, grubiai, jeigu mes kalbame apie sveikatos protokolą, tai vienas produktas yra geras euras į dienai. Taigi, tikrai yra atsako į visus šito naujo trendo klausimus ir mes galime puikiai pasinaudoti šitą galimybę, nes rinkoje reikia pripažinti su tyrimais pagrįsta mityba, mes esame 10 kartų technologiškai geresni nei rinkos lyderiai. Tai galime drąsiai teigti. Taigi, galite pradėti tapdami partneriu, galite pradėti tapdami klientų, įsibandant produktus ant savęs ir paskui tapti partneriu. Visi keliai yra geri. Taigi kviečiu jūs užimti vietą šioj kelioniai, nes mes ten vykstam neišvengiamai, mes tai darom, taigi kviečiu prisijungti ir tai daryti kartu.